Visi šie elektros prietaisai yra labai naudingi, tačiau jais reikia mokėti naudotis. Būtina susipažinti su pagrindinėmis saugumo taisyklėmis. Jei šių taisyklių nesilaikysite, jūs gali sužaloti elektros srovė. Vien prisilietus prie atvirų elektros laidų gali nutrenkti elektros srovė. Neteisingas naudojimasis elektros prietaisais gali sukelti gaisrą. Norint išvengti nelaimingų atsitikimų, reikia naudotis tik tais elektros prietaisais, kuriais naudotis leido tėvai. Stenkitės kuo rečiau elektros kištuką traukti iš tinklo. Įjungti ir išjungti elektros prietaisus reikia tik specialiu jungikliu. Pati silpniausia elektros kištuko vieta yra laidas, todėl kištuką iš tinklo reikia traukti paėmus už galvutės. Jei įjungę kištuką į tinklą pamatėte žiežirbas arba pajutote svylančios gumos kvapą, tuoj pat išjunkite elektros prietaisą ir praneškite apie tai suaugusiems. Prieš ištraukdami elektros kištuką iš tinklo, ranką būtinai apsivyniokite sausu rankšluosčiu arba skudurėliu. Jokiu būdu nepulkite patys taisyti sugedusių elektros prietaisų.